Madžoros, tai turbūt galime pradėti šios dienos diskusiją. Tai sveiki, labai malonu jūs visus matyti, susirinkus Markučių dvare. Tikėjomės šiek tiek kitoje vietoje būti, tikėjomės būti lauke prie Puškino paminklo, bet lietus mus išgąsdino, tai dėl to mes persikeliame į vidų. Taigi šios dienos diskusijos tema skamba: ar reikia švęsti Puškino gimtadienį? Pradinė tema buvo kiek kitokia, kurią mes buvome sugalvoję. Mes tiesiog ketiname kalbėtis apie didžiąją rusų literatūrą, užklausant patį būdvardį didžiąją, aiškinantis ir nagrinėjant, ir didelė dalim apie tai šiandien ir bandysime kalbėtis. Tai šiandien taip, šitą klausimą aptarti mums padės kultūros istorikas daktaras Vytautas Ališauskas, literatūrologė daktarė Dalia Satkauskytė ir lingvistė daktarė Marija Konickaja. Jelena Konickaja. Atsiprašau, mano dažna klaida šitoje vietoje įvyksta kas antrą kartą, tai labai atsiprašau. Taip, Jelena Konickaja. Taigi, Markučių dvaras. Markučių dvaras dabar Vilniaus miesto muziejaus vienas padalinių jau kurį laiką yra ne literatūrinis muziejus ir ne Puškino muziejus. Ko mes siekiame dabar šitoje vietoje, ką mes stengiamės padaryti, tai pažinti ir pasakoti šitos vietos istoriją. Šitos vietos vilnietiškumo ir šeimos, kuri čia gyveno istoriją. Šeimos, kuri čia gyveno, giminaitis buvo Aleksandras Puškinas, tai šituo aspektu jisai yra. Niekada nebuvęs Lietuvoje, niekada nebuvęs Vilniuje, bet yra šitos vietos istorijos dalis. Nu, vat jau susitikome šiandien Puškino gimtadienio dieną, Puškino gimtadienio proga, bet nebūtinai tai reiškia, kad susitikome švęsti Puškino gimtadienį, aš sakyčiau. Asmeniškai aš paatvirausiu, kad neturiu priežasčių švęsti Puškino gimtadienį. Kaip ir turbūt nesugalvočiau švęsti nei Giotės gimtadienio, nei Cervanteso gimtadienio. Net Maironio gimtadienio. Ir Maironio, turbūt galbūt. Nu, tai neturime tokių švenčių Lietuvoje. Taip, bet... Kas būna jubiliejai, būna švenčių? Taip, jubiliejai, tai kas kita, bet taip, pagal sezoną. Nu, bet galima kaip savo tautinės, kultūrinės tapatybės dalį. Va čia yra didelis klausimas, kaip mes suprantam savo tą kultūrinę tapatybę. Ar tikrai tokį, reiškia, asmens kulto, ar suvokimo tų procesų, kur mes šiandien esam, man atrodo, daug svarbiau tapatybę suvokti kaip šiandienos dalį, o ne tokių kažkokių sukonstruotų. Mesgi žinom, pavyzdžiui, Puškinas, kaip atsirado Rusijos kultūros centrinė figūra, tai reiškia stalininio projektų, kai buvo konstruojamas rusiškas tapatumas. Kelinti tai metai buvo 37, sakau, kad kažkur nuo 34 jaudas ten pradėjo. Nu ir sukūrė tokią šventę, reiškia tokią figūrą, kad Puškinas yra didis rusų rašytojas, tai čia nėra abejonės, bet faktas tas, kad reikia atsiminti, kad tai niekas iš dangaus tokie dalykai nebūna nusileidę. Ir čia tai va toks. Aš norėčiau iš truputį anksčiau pradėti. Aš atsiprašau, kad taip įsitėsiu. Pagalvojau, kad Tai aš manau, kad mes sugrįšime prie šito aspekto tikrai šitoje diskusijoje, bet man labai norėtųsi pasidaryti įžangą į Puškiną iki 37 metų, į Puškiną 19 amžiaus pirmoje pusėje. Ir aš, Jelena, jūsų norėčiau paklausti pirmiausia, tai kas ten nutiko? Ką Puškinas padarė rusų kalbai? O jį daug padarė. Ir neveltui jis laikomas yra rusų literatūrinės bendrinės kalbos kūrėjų. Ar galima pasitikslinti vieną dalyką? Ar aš teisinga turiu tokią sampratą, kad iki Puškino rašytinės, būtent rusų kalbos nelabai buvo. Rusiuose istorinėse klostėsi kitos rašytinės kalbos, Kijevo Rusio, Naugardo teritorijai, bet specifiškai Maskvijoje tarsi buvo naudojama bažnytinė slavų kalba. Ne. Nu va, paaiškinti. Buvo bažnytinė kalba, turėjo savo funkciją, čia buvo tikrai bažnytinė kalba ir čia viskas buvo gerai, čia ne senoji bulgarų, bet tikrai senoji bažnytinė kalba, slavų
Nes sukurta ji buvo bulgarai laiko, kad čia yra senųjų bulgarų, bet čia iš esmės čia yra šiaip dirbtinai sudarytas toks konstruktas, ta sakralinė kalba. Čia vienas dalykas. Antras dalykas yra dar atskiras dalykas, tai čia yra kanceliarijos kalba, ne, biurokratijos kalba, ne, čia savo taisyklės, savo leksika ir panašiai. Ir buvo, aišku, kad buvo rusiškų tarmių begalybė, ne. Tada 18 amžiuje daugmaž atsirado toks Lomonosovas ir jis pradėjo kurti tą bendrinę rusų kalbą. Jis parašė pirmą mokslinę gramatiką rusišką ir tada jis nustatė ir jis vadovavosi Maskvos dialektu, galima sakyti. Jis, nors jis pats buvo iš šiaurės, iš Rusijos šiaurės, bet sukūrė tą ir parašė taisyklės tam, kad kad Rusijoje reikia vartoti tą Maskvos dialekto pagrindų sukurtą kalbą daugmaž. Ir jis pats pasiūlė ir sukūrė tokią 3 stilių koncepciją. Na ir jis sakė, visą rusų kalbos leksiką, visus žodžius galima paskirstyti į 3 sluoksnius. Vienas sluoksnis čia yra tokia iškilmingas sluoksnis, rašyti ten odes, kokias nors ten eilėraščius tokius labai iškilmingus ir taip toliau. Tada antras sluoksnis čia tokia neutralesnė, reiškia leksika, ir čia galima istorinius romanus rašyti tą leksiką. Ir yra dar trečias sluoksnis, čia tokia žemesnė, čia yra valstiečių, sakykime, ne, liaudiška, vulgarinė tokia, ne, ir čia galima rašyti, jau pasakėčias galima rašyti tokia kalba. Tai va, ir čia buvo labai griežtai nustatytas, reiškia, literatūros hierarchija, ne, o taip rašysim čia, taip rašysim čia, taip rašysim čia. Aš net atnešiau šito Lomonosovo vieną odę. Царей царь земных отрада, возлюбленная тишина, блаженство сил, городов отрада, коль ты полезна и красна. Daugmaž. Ir čia gradov tai čia ne grad, o čia garadov, tiesiog miestų, ne? Nu ir mes matom, kad čia yra tikrai iš bažnytinės kalbos yra leksikos, ne? Kad pažymėti, kad čia aukštas toks stilius. Tai taip toliau. Tada atsirado 18 amžiaus pabaigoje atsirado toks Karamzinas. O Karamzinas daug keliavo ir jis, tarp kitko, buvo ir Prancūzijoje ir labai susipažino su prancūzų literatūra ir jam labai patiko. Jam patiko ir jis sako, o mes čia Rusijoje turim irgi rašyti taip, kaip prancūzai rašo. Grakščiai taip, galantiškai, nežinau, kaip čia dabar pasakyti. Kad, na ir jis buvo sentimentalizmo ten pratininkas rusų literatūroje. Na va. Ir tada, reiškia, bet ką jis, Karamzinas gero padarė, jis priartino vis dėlto tą literatūros kalbą, jis priartino prie daugmaž šnekamosios, kieno šnekamosios, bajorų šnekamosios kalbos, o vis tiek bajorino aukštuomenė Rusijoje kalbėjo prancūziškai. Ir jeigu čia provincijoje, tai jie kalbėjo, kaip sakė vienas, Francūzkavas Nižegorodskis. Čia toks mišinys tipo prancūziškai ir taip kaip Nižnij Novgorodą, ne? Nu, tokia maišalinė buvo. Ir, žodžiu, negalim pasakyti, kad nebuvo literatūros ir nerašė nieks iki Puškino, rašė. Bet jo vaidmuo buvo ne tame, kad jis tipo, pradėjo rusiškom raidėm rašyti, o tame, kad jam buvo svarbiausia
tas harmonijos jausmas, sakyčiau, jis galėjo vartoti ir iš tos sluoksnių, ir iš anos sluoksnių žodžių, ne? Bet tik tai, kad tie žodžiai geriau atitiktų jo tikslo, ne? Ir vat čia ir buvo toks perversmas, reiškia, kad nebuvo griežtų nustatymų, kad va tas žodis netinka rašyti apysaką, ne? O šitas netinka. Visur galima viską vartoti. Tik tai tu galvok, ar čia tiks tavo idėjai, tavo sumanimui, ne? Na ir va, čia ir buvo toks, tikrai perversmas. Jis sugadino Lomonosovo darbą iš principo. Kaip čia pasakyti sugadino? Lomonosovas irgi neišgalvojus paėmė iš vakarų klasicistinės poetikos tą suskirstimą. Į tris stilius, ten visą kitą, čiagi toks yra labai paprastas dalykas, o Puškinas ateina kito. Ir dabar čia reiktų dar pridurti tada jau Lermontovą, kuris dar vieną tokį žingsnelį padaro, man atrodo, rusų literatūrai. Tokį daug paprastį, asmeniškesnį, kaip sakyti, egzistencinį tokį labiau. Ten buvo, aišku, ir tas ratas poetų nebuvo mažas, ir Batiuškovas ten buvo, ir Gogolis tada pradėjo rašyti, ir tarp kitko, apie Batiuškovą tai jis labai, nors ir geras pažįstamas ir visaka, bet jis apie Batiuškovo poeziją labai griežtai taip rašė Puškinas, o apie Gogolį atvirkščiai jis labai palaikė, kadangi jis girdėjo tą gyvą šneką, gyvą kalbą, ne, jo kūrinyse, ir todėl čia jam tas buvo labai svarbu. Jis pats buvo toks, kaip čia, jam buvo svarbu pasakyti, išdėstyti savo mintį ne kaip teoriją. Jis išvis nebuvo teoretikas, joks. Jo darbas, jo kūryba yra būtent tas pavyzdys, kaip galima ir kaip gali žmogus, poetas elgtis su kalbos viso. Tai yra labai gera kalbos intuicija veikia. Absoliučiai. Ir jis, ir būtent tą jo kaip poeto intuiciją, kaip kūrėjo intuiciją ir padarė jį tokį, iš jo tokio autoriaus. O kiek jisai, jo kūryba, tai ką jisai darė, kiek tai buvo bendra procesams kultūros nacionalinių kalbų klostymas ar literatūrų visoje Europoje? Kaip tame visiems klausimas jums būtų? Kaip tame kontekste? Ne, tai kad Europai Puškinas tuo metu nebuvo joks pavyzdys ir apskritai, kas yra įdomu su Puškinu, mano nuomonė bent jau. Jeigu tu nemoki rusiškai, tai nieko nepadės. Jeigu kam nors teko skaityti, pavyzdžiui, kaip juokingai skamba Maironis, kai išverčia į rusų arba anglų kalbą. Pavyzdžiui, Eugenijus Oneginas yra populiarus, bet jis yra išverstas, kaip prozinis romanas. Aš šiandien kaip tik kalbėjau su vienu gan brandžiu žmogum, ten kokiu 30 metų, vakaruose apgynusi doktoratą, baigusi vakarietiškas mokyklas ir taip toliau. Sakau, turėsim čia tokį dabar pokalbį, ką tu žinai apie Puškiną. Sakė, skaičiau Eugenijų Oneginą. Ir kaip tau? Tai kaip skaitai angliškai? Ir kaip tau? Sako, labai juokinga knyga. Tai tas nėra to reiškia kalbos ir už tai, pavyzdžiui, išeiti už kalbos yra, nes čia yra Puškino vis tiek genialumas, nes, jeigu skaitai tikrai tą patį Evgeniją Oneginą, tu matai, kad tai yra vos nenatūrali kalba. Visi žodžiai savo vietose, nėra jokių kontrakcijų, nukandžiotų galūnių. Tiesiog jis rašo, tarsi kalbėtų, bet daugia kalba eilėmis. Ir sakau, iš šitą tą kalbos grožį gali suprasti originale, o visa kita ten yra tokie paprasti palyginti dalykai. Ir man atrodo, kad čia, sakau, kad Puškinas buvo visiškai genialus žmogus, tai nebejotina, bet kad jisai išeitų kažkur už kaip čia pasakyti, Rusijos imperijos ribų, tai vargiai jis ką gali pasakyti, bet ko mes turime neužmiršti, jeigu čia man galima dabar neužmiršti, kad jisai tampa poezijos modeliu imperijoje. Jeigu mes čia labai pyksim ant Puškino, tai galim paskui ant Maironio netyčia supykti, net ant Baranausko, nes, kaip sakoma, kai kas čia iš mūsų didžiųjų atgimimo intelektualų, tai, kaip sakoma, galėjo visą Eugenijų Oneginą atmintinai padeklamuoti ten
buvo toksai žaidimas tarp rusų, nu kaip sakyti, tos vidutinės aukštesnės valdininkų klasės, gurkšnojant ten kavą ir vynelį, taip varatu Eugenijų Oneginą deklamuoti. Ir iš tų lietuvių intelektualų tikrai buvo, bent jau aš apie du esu radęs atsiminimus, kad lygiai galėjo be suklydimo bet kurioje vietoje tą padaryti. Ne, paskui žinoma, bet ir vėl, Lermontas ir visa romantizmo paskui šitą pavyzdžiai, žinoma, Šileris taip pat, kaip ir Puškinas buvo svarbus, sakykime, bet čia va to negalima fakto dėja ignoruoti. Tai yra iš tikrųjų imperinės kultūros poetas, bet didis poetas, ir jis tikrai darė didžiulį įspūdį, kai formavosi tos nacionalinės literatūros. Aš nedaug ten ką galiu apie kokią estų literatūrą pasakyti, bet va, kaip pavyzdžiui, skaitai apie tos pačius Stalino poetinius bandymus, kaip jis vos netapo nacionaliniu poetu. Tai ir iš tikrųjų, tai reiškia, visa poetika yra labai tokia paprasto ankstyvo romantizmo, bet aiškiai matai, kad ten yra tie visi dalykai iš tos pačios puškiniškos poetikos, gamtos vaizdeliai su viskuo, žinoma, tai ne tas lygis talento, bet mokykla ta pati, ar Gruzijoje, ar Lietuvoje, ar 19 amžiaus galas ir visi atsirėmė, tik sakau tiek, kad lietuviai daugiau rėmėsi ir vokiečių romantizmo paveldu. Tai va čia toks, manyčiau. Galime aš iš Evgenijos Onegino būtent ir paskaitysiu rusiškai ir lietuviškai. Ar galima? Čia, iš pradžios, ne? О, Боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, его подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. Nu, gi čia yra 19 amžiaus pradžia, ne? Bet mes gi girdim, kad čia visi žodžiai yra mums žinomi. Taip, viskas kaip sudėliota, svarbiausia. Visiškas skaidrumas. Taip, natūralu, ne? Ir tarp kitko, jeigu mes čia jau jam kartais sakydavo Puškinui, kad čia tu iš Turgaus paėmei žodžius ir dabar į literatūrą nori įvesti, ne? Bet jis tada sakė, kad ir Alighieri mokėsi kalbos iš Turgaus būtent, o ne iš knygų. Tai čia va būtent ir yra tas, kad kodėl jis yra suprantamas ir jis yra vertinimas, kadangi jis tikrai kalbėjo ne tą tipo bažnytinę ir ne tą tipo galų, ne, prancūzų kalbą, bet jis kalbėjo taip, kaip kalbėjo aplinkui visi žmonės ir todėl jis ir buvo. Ir kaip lietuviškai tas posmas skamba. Bet o koks nuobodis, kai reikia slaugyti gyvlį, tu paskaitysi. Jis man sunku papuškina. Nu gerai, aš paskaitysiu. Bet o koks nuobodis, kai reikia slaugyti ligonį dieną naktį? Kam čia kantrybės gali pakakti? Tikrai, juk tai klasta žemiausia, vos gyvą senį glaustinėti, priegalvius jam taisinėti ir vaistus davinėti liūdniausia, ir dūsaus ir galvoti slapčia, kada jie velnės kreipsis čia. Nu patys metos, kaip atrodo. Tai atrodo viskas teisingai. Bet poezijos. Bet poezijos nėra. Ir tai sakau, kad jis rusų kalbos ribą, kad peržengtų beveik neįsivaizduojama. Aš čia šitam kontekste norėčiau priminti vieną labai puikią knygą, tai yra Jurijaus Lotmano, rusiškai rašusio semiotiko, Puškino biografija, kuri man kaip literatūrologijai buvo labai svarbus toks atradimas, kaip rašyti rašytojo biografiją, nesleidžiantis smulkmenas ir parodo, kaip atsiranda poetas toje visuomenėje. Ir kaip tas pats poetas vienu metu gali būti romantikas, gali būti klasicistas, gali būti realistas, bet tai sako jo to atsidūrimo viena iš kanono centre savybių. Nes tai buvo laikotarpis, kai atsirado Puškinas, kai buvo daug poetų. Tai buvo toks sprogimas rusų literatūroje. Bet Puškinas sugebėjo kalbėti literatūrinę kalbą ir sugebėjo groti įvairiais registrais. Tai čia buvo unikalus atvejis. Ir tai padarė. Nu, vat ir matot, tai jis yra visiškai suaugęs su kalba ir dėl to taip sunku išversti. Nu, taip sakant, neįmanoma, jeigu kalbos nemoka. Taip, ir dėl to šia prasme jis nepaisant to, kad genialus, bet yra lokalus. Lokalus,
Tas čia yra momentas ir bandymas jį padaryti kažkokiu super pasaulinė centrinė figūra, negėti. Pakalbėkime apie tą bandymą Čia daugiau. dabar dar vienas yra toks dalykas dėl sintaksis. Rašė čia poezija buvo, ne? Dabar, kai jis rašė prozą, tai čia buvo jau jo vėlyvas toks etapas, bet prieš jį rašytas Karamzinas, pavyzdžiui, ilgi sakiniai, ten inversijos, visokiausios, ane? Va, kaip rašo Pušкиnas. Мы стояли в местечке ДДД. Жизнь армейского офицера известна. Утром учение манеж, обед у полкового командира или в жидовском трактире. Вечером пунш и карты. Trumpi sakiniai, viskas aišku, čia aišku, kad lengviau išversti į kitas kalbas, bet ar visiems viskas aišku, kai rusiškai yra skaitoma? Bet čia yra vertimas. Man čia iškelti nuo apysakų. Tai auditorija. Mes stovėjome miestelyje. Armijos karininko gyvenimas žinomas. Ryte mokymai, maniežas, pietus pas pulko vadą arba žydų užeigoje, vakare punšas ir kortos. Nebuvo nei vienų atvirų namų, nei vienos nuotakos. Mes rinkdavomės vieni pas kitus, kur be savo mundurų nieko nematėme. Bet ritmo nebėra. Ritmo nebėra. Leksikos lygmenys skamba mažiau blogiau, bet... Sudaro toksai... Bet suprantate, čia buvo vėlgi sugrįžtam į tą literatūros kontekstą, 19 amžiaus pradžia, taip nerašė. Rašė apsunkintais sakiniais ir taip toliau, o čia tokia normali proza, ten viskas tvarkoja savo vietoj. Aš norėčiau paklausti apie palikimą tokį to kalbos visam raidos procesą Puškino dabarčiai. Štai šnekėjausi su mūsų edukatoriumi vienu, kuris yra rusas, sakiau, o tai kaip čia tas Puškinas, etanaša, viso čia taip tikrai yra, tu man pasakyk, ir jisai sakė tikrai. Visiškas pankrokas, rusų kalboje daugybė dalykų, ką žmonės varto. Jie nežino, kodėl jie taip kalba, bet šaknis yra su Puškinu. Ar tikrai taip yra? Aš suprantu, kad labiausiai jums. Aš suprantu, kad patirti Puškino grožio be šansų, jeigu rusų kalboje negalini. Bet suprasti, tarkim, tą jo palikimą dabartiniai kalbai. Žinokit, čia sunkus klausimas ir daug sluoksnių turintis, pagal kaip aš įsivaizduoju, nes vienas dalykas, dabar dar vienas dalykas yra tas, kad rusų kalba vis tiek yra rusų kalba. Pavyzdžiui, čia pagrindinis oda volnost. Kaip išversi į lietuvių tą volnost? Laisvė, nelaisvė. Taip, nes tai ne vakarietiška samprata, kur šalis, kur baudžiauninkai. Čia matot ir daug tokių dalykų smulkmenų, kurių reikia straipsnių rašyti vieną žodį paaiškinti. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas, čia aš nemanau, kad visi rusai, kas sako Puškiną šipsio, kad jie daug žino ir gali cituoti Puškino poezijos. Tikrai taip. Bet rusai visi sako, kad ir visi žino. Ты почему до сих пор уроки не сделал? Кто за тебя будет уроки делать? Пушкин, что ли? Mes taip sako. Puškin čia yra visur. Ir turbūt nuo mokyklos laikų, dar ir tas, kad vis tiek čia buvo priimta, kad Puškinas yra tikrai visur ir švęsim ir einam į Puškino dieną ir taip toliau. Kažkaip taip ir man atrodo ir susiformavo tas mitas apie Puškiną. Gal mes ir perkime prie to mito ir ne tiek gal apie Puškiną, kiek apskritai apie tą didžiąją rusų literatūrą ar didžiąją rusų kultūrą. Ar ne? Čia gal Dalia jums klausimas būtų labiausiai, čia toksai kanono vis tiek dalykas yra. Mes dabar kalbėjome apie Puškino genialumą, ko niekas nebejoja. Bet kanono formavimas literatūros ir tokių sąvokų kaip didžioji ir nedidžioji literatūra yra sudėtingesnis dalykas. Tai nėra tik talento dalykas.
tai visada yra susijęs su socialiniais procesais ir su politiniais procesais. Ir politikai labai linkę pasinaudoti rašytojais. Dabar gal mažiau, nes tas literatūros vaidmuo mažėja. Nepamirškim, kad visur, čia visose tyrimuose rašoma, kad Rusija buvo labai literatūrocentrinė valstybė. Labai, pavyzdžiui, skirtingai nuo Italijos, kur būtent vizualinė kultūra. Nors irgi rašytojų vaidmuo visada yra, visada formuojantis tautoms ir nacionalinėms kalboms, įgyjant normatyvizuotą šitą formą standartinį, rašytojų vaidmuo svarbus labai. Jūs jau minėjote Dantę. Pavyzdžiui, aš skaitau italą Nuncijo, išversti ir aš nesuprantu, ką ten žavėtis. Bet skaitau mokslinio pranešimą ir sako kolegos, kad tai yra rašytojas, kuris formavo XIX amžių irgi italų literatūrinę kalbą. Taip pat mes turim Maironį. Tai va, tai kitas dalykas, tai dėl to Puškino genialumo, kaip jis buvo panaudojamas ir kaip sukurtas. Tai va čia didžiulė problema, kad tie rašytojai, kurie laikoma didžiais, visos kultūros jie turi, yra pritempinėjamos priklausomai nuo situacijos. Ir Puškinas irgi buvo labai, stalianizmas panaudojo. Puškinas, eta naša vsio, yra sovietinių laikų konstruktas. Čia nebuvo anksčiau tokio. Nebuvo, tai yra visiškai sukurta, nes Puškinas buvo palankus įterpti tą revoliucinę paradigmą, kas dabar yra nutylima, atvirkščiai manipuliuojama. Bet vėl Stalino laikais nukarpė ten tuos kitus dalykus, jo lorealizmą, draugystę su Bekendorfu. Ten pasakojo, kaip jį ten cenzūravo, aš dar iš savo mokyklos, tu irgi atsimeni. O kai skaitai paskui Puškino laiškus Bekendorfui, tai ką dabar važiuosime medžioti. Buvo pateikinėjami kumpiruo, jis buvo panaudotas. Taip, kaip buvo patogu, kai ką nutylint. Taip pat buvo daromas su lietuvių literatūra. Aš dabar ką tik perskaičiau Mūžio knygą apie Sniečkų. Nebuvo girdėjęs tos frazės, nors tikrai buvo viskas aišku. Jeigu Maironis negali mums tarnauti, tai iš vis nereikia. Tai buvo tokia frazė. Tai taip pat buvo su Puškinu, jeigu jis negali mums tarnauti, tai mums jo nereikia, bet kadangi yra sluoksnių palankių, taip ir su Maironiu vienus išmetė, vieno eilėraštį kitus darė ir taip. Ir visose tautose yra tas literatūros vaidmuo, tautos kūrimas, ypač rytų vidurio Europoje, yra labai labai svarbus. Lietuvių neišimtis, rusų truputį gal anksčiau ten prasidėjo, bet kitų lietuvių buvo imperijos dalyje ir laisvinantis, kai buvo kalbama, tai buvo milžiniškas vaidmuo. Bet ta didžioji rusų kultūra, kuria literatūra centrinėje pozicijoje. Tai yra visiškas konstruktas. Bet jinai yra ne tik tai Rusijoje, jinai buvo ne tik tai Rusijoje, taip jinai labai stipriai yra. Bet čia galima truputį paaiškinti keletą dalykų. Aš tai kažkaip, kiek aš čia bandžiau domėtis, vis tiek keli etapai. Vienas dalykas, tai rusų aristokratijos, kaip čia pasakyti, labilumas tos aukštosios aristokratijos, sugebėjimas perimti vakarų kultūrą ir tada kažkaip taip iš kitos pusės nereikia užmiršti, pavyzdžiui, ta pati rusų monarchija visagi buvo susisaiščiusi su vakarų monarchijomis. Jeigu pradedi skaityti genealogijas, tai matai, kad ne tik tai ten, kad caras Anglijos karalius ir šitas, reiškia, kaizeris buvo pusbroliai. Ne, ten yra ištisiniai mazgai ir dabar paimti bet kokią, reiškia, aristokratijos, ten pamatysi, kaip viskas susiję. Ne ta pati, reiškia, pusseserė šita Graikijos, reiškia, karalienė buvusi ir ten Alisata ir taip toliau, viskas ten kartu. Tai vienas dalykas ir tada ateina rusas, ne rusas, toksai į vakarietišką aplinką ir įsivaizduokite, turėtų būti, aš čia kaip tik noriu pabrėžti tą keistumą, kaip Ralfo pasakoja, kur beždžionės kaklaraiščių buvo, atsimena gal kas nors, sako, žiūrėkite, visai kaip mes. Ir darosi įdomu tokia egzotika, kuri visai kaip mes. Tai čia vienas etapas. Antras etapas yra, žinoma, ta rusiška prabanga, kuri kėlė neapsakomas susižavėjimas, sakyčiau, toks savotiškas tas irgi orientalizmo variantas. Žiūrėkit, ten, reiškia, auksiniai ikono aptaisai, ten visokie dalykai. Trečias momentas yra, kuris jau prasideda paskui, reiškia, vadinkim, ta baltoji emigracija, kur absoliučiai, galima sakyti, absoliučiai visas tautos elitas, ne? Atsiduria Paryžiuje ir panašiai, negana to jie visi kalba prancūziškai, jie visi iš tikrųjų įsivaizduokit dabar, nusakau, visas ir dabar matom, kai didelė dalis Rusijos, pažiūrėkite, elito yra pabėgusi nuo Putino, ne?
tai gali susidaryti įspūdį, kad tai yra tik nuostabūs žmonės ir tas elitas labai greitai įeina į europinį lygį ir negana to dar įsivaizduokit, tai vis tiek tie tokie dalykai kaip muzika, baletas, kur nereikia kalbos, kur nereikia nieko ir šitie dalykai lieka, toks Rusijos simbolis ir tada prie viso to, visą laiką šitą lydi tas egzotikos išgyvenimas, reiškia, tas dvasingumas, kaip reiškia, atvažiuoja ten kažkur, reiškia, purvynė. Kaip nuostabu, kokie paprasti žmonės, mes, buržujai, gyvename, pertekę, reiškia, pats ponių išlaikomas gyvena Šveicarijos pilyse, bet tuo tarpu kaip nuostabu, kai tie valstiečiai visi, reiškia, pusiau badaujantis, bet tai kelia didelį vakarų sentimentą, tokį, nežinau, keistą. Kodėl jie, reiškia, tai va čia ta tikroji, reiškia, Rusija, ne? Na, šitie visi dalykai. Ir tada ant viso to viršaus vis dėlto eina, jeigu kas nors domis nors kiek tokiais dalykais, tai eina visi milžiniški Rusijos, stalininės, komunistinės Rusijos pinigai, o paskui po karo, reiškia, propagandos rusų kultūros, rusų meno ir taip toliau. Ir nekalbant apie tai, kad jie perkami ištisi ten nuo visų Romenų, Rolanų ir ten visa kairioji publika. Ir čia tada iš vienos pusės tie jau, reiškia, tie dešinioji publika, kuri žavisi baltąją kultūrą, ta visa ir komunistinė, ir taip Rusijos mitas tas formuojasi. Ir man atrodo, tikrasis Rusijos mitas susiformuoja galutinai apie 50 metus. Kai vėl ateina Dostojevskis egzistencialistams nepaprastai svarbus lieka, prasideda Dostojevskio mada, tai ten iš tikrųjų gali suprasti, kad jo žavėjo ta psichopatologija, kuri ten visą pavaizduota, nes žmogus užaštrintas iki maksimalaus, vakariečiai kažkaip, jie kitaip gyvenimą mato, čia iki visiškos, sakykime, patologijos, bet tai būtent atskleidžia žmogų tarsi jo kraštutinėse ribose, kas ir rūpi, kad ir Sartre tam tiktais nori. Bet čia irgi labai įdomu, kaip centre ir iki šiol Dostojevskis yra svarbus. Aš turiu pažįstamą slavistą, kuris dirba Italijoje, dėsto ir jau po karo, aišku, prieš karą nusistatė, bet vis tiek, sako, studentai ima Dostojevskį. Pagrindinis autorius Dostojevskis, tu gali ten dėstyti, verstis per galvą, yra tiek niuansų, tiek įdomių rašytojų, kitokių. Ne. Bet tai kaip jie, reiškia, visa didžioji kultūra staiga paaiškėja, kad jie Dostojevskis. Ir toksai kitas dalykas, žinoma, muzika, kuri tikrai, man atrodo, yra turbūt tikrai didžiausias dalykas, bet tai, kad vėl, koks ten rusas Stravinskis, koks jis rusas, reiškia. Bet čia labai įdomu, ką jūs visi kalbate, nes ar teisingai aš apibendrinčiau, kad priežastis, dėl ko ta mitologema būtent vakaruose egzistuoja, tai yra ir ribotas kontaktas su pačia Rusija. Pirmiausia, jis yra ribotas ir šiaip, nes tu matai mažą dalį apskritai šalies ir žmonių, bet jis ir laike labai ribotas. Mes kalbam apie tą vadinamą aukso amžiaus Rusijos kultūros laikotarpį. Aš sakau, bet tas reiškia, tas patologinis gerėjimas į skurdu ir panašiais dalykais. Egzotizavimo poreikis. Taip, absoliučiai. Egzotika yra šitas dalykas. Kaip tai žiūrėkite, gerai, Dostojevskis, čia vienas dalykas. Antras dalykas, Čechovas, pavyzdžiui. Čechovas irgi labai įdomus vakariečiams ir, sakyčiau, ten Japonijoje kur nors arba Kinijoje, yra labai populiarus būtent Čechovas. Kodėl? Nes kažkuo sutampa su tos šalies, tos kultūros mąstysena. Ir čia yra labai panašus, bet kitoks. Ir tas panašumas, bet kitokumas, vis tiek jis pritraukia. Nes norisi kažkaip čia atpažįstu, o čia kitaip. Aha, o kodėl kitaip? O kas tai tas kitaip? Man atrodo, kad kai Rusų ambasada dar duoda įkurių degtinės daug, tai iš vis pagerėja viskas.
Nors yra puikių rusų rašytojų, kurie, man pavyzdžiui, vienas didžiausių rašytojų yra Vasilijus Grosmanas, kurio aš gyvenimą ir likimą perskaičiau, ne taip seniai, 4 metus, ir buvo absoliučiai sukrėsta šitos knygos. O Šalamovas? Šalamovas, taip. Nu tai kas žino Šalamovą? Aš žinau Šalamovą. Nes nereikia. Gyvenimą, aš vis tai galvojau, kaip jam atėjo į galvą sovietiniais laikais šitą knygą nešti į biblioteką. Ne biblioteką, į leidyklą. Nes juk aišku, kitą dieną prisistatė KGB. Nes tai yra puikiai ta gyvenimo ir likimo kategorija. Kai aišku, tą knygą išleidau, tai toks romano teoretikas Lukačas dar nebuvo parašęs, jau buvo parašęs seniai romano teoriją ir numiręs. Bet tiesiog puikiausiai kita. Bet likimo, rusų kultūra remiasi likimo kategorija, kur nėra pasirinkimo. Absoliučiai daug ką paaiškinti, visus sluoksnius. Arba daugelį tų menininkų dabar, pavyzdžiui, laikomas rusofobiškais, nes nėra rusofobiškai. Būti kritiškam savo kultūros atžvilgiu yra labai svarbi kultūros paskirtis. Mes turim tokių pačių dalykų lietuvių literatūroje. Bet tai kam, britai ar prancūzai, visiškai neįdomu, nu kam tai įdomu. Nors aš girdėjau, kad Grosmanas buvo labai mėgstamas filosofų. Bet čia reikia kitokio skaitytojo, plačiai auditorijai nepateikti. Dėl to sakau, tas visas kultūros rusų modelis jisai, būtent ką mes čia turbūt prieinam, kad labai svarbu ta egzotika, nueikit į kokią nors Romos bažnyčią, ten būtinai kokią nors ikoną bus padėta. Visiškai ne prie ko, visiškai stilistiškai, groteskiškai atrodo, bet čia yra tas kitas toksai jau momentas. Iš dalies beje islamas tuo žavi vakariečius, kaip žinome, šitasgi Venecijos bienalės direktorius, žinote, kad yra musulmonas. Konvertavęs, nuskaičiau labai rimtose šaltiniuose, konvertavęs iš katalikybės į islamą ir dabar jisai kovoja už teisybę ir taip toliau. Tai yra tokie juokingi dalykai. Ukrainiečių istorikė iš Donbaso, Olena Steškina, pernai metais, man atrodo, rudenį tokį įdomų ir labai atvirą tekstą apie Ukrainos dekolonizaciją nuo Rusijos kultūros parašė ir savo asmeninę dekolonizaciją, tokią ir mentalinę dekolonizaciją taip pat palietė, kas man pasirodė labai taip nauja, netikėta ir nematyta tame jos tekste. Jinai kalbėjo apie didžiosios rusų kultūros mitologemą, bet vakaruose. Ne Rusijoje, ne Ukrainoje, bet vakaruose, dėliodama tokius galios santykius, matydama per galios santykių prizmę. Ir problema, kurią jinai nurodė, buvo ta, kad pasak jos karas vyksta kaip ir dviem tokiais frontais. Vienas yra tikras karinis frontas su Rusija, kitas yra vakaruose. Bet tai vyksta nuo seniausių laikų. Ne rytuose, bet vakaruose. Ir dėl būtent jinai išvelgia, kad būtent vakarai, kaip tas stipriausia šis, vis dar turi galę įvardinti daiktus, duoti vardus daiktams. Ir kadangi vakaruose yra šita nuostata įsitvirtinusi, čia yra priimamas sprendimas, kas turi teisę į suverenitetą, kas yra didžios kultūros, kas yra... Bet aš čia biškį bijau, kad čia ukrainietiškas kompleksas. Man pasirodo labai įdomu. Šitas žvilgsnis, mes irgi esame vakarų dalis. Jo, tai vienas dalykas, antras, man atrodo, iš vis labai pavojingas tas dekolonizacijos modelis, kuris didelė dalimi yra išpuoselėtas irgi Rusijos, kaip sakoma, tarnybų. Ką turite omeny? Na, pažiūrėkite, kaip vyksta dekolonizacijos procesas nuo pat ten 50 metų, kas dirba labiausiai, kas jį organizuoja ir skatina. Tik Maskva. Kas kūrė visą tą vadinamą trečiojo pasaulio koncepciją. Kas kalba ten visi tie dalykai, reiškia, netgi pažiūrėkit tą patį, tą vadinamą festivalį ten, kur buvo viskas patį Kolumbos universitetą, kur rengiami žmonės specialiai tiems procesams. Visas universitetas buvo įkurtas ten ir taip toliau. Tai aš nesakau, kad nevyktų tas procesas kitaip, bet aš noriu pasakyti, kad čia mes bandom kažkaip, ukrainiečiai turime čia labai blogai lyginti su Lietuva. Nes jų iš vis visiškai kita istorija, kitas kultūros modelis. Ir jiems tikrai reikia šiandien atsakyti, kas jie yra. Mums tai nebuvo ta problema, mes neturėjom Gogolio, kuris
ne to rusas, ne to ukrainietis, ne to tiesiog tuteišas, ne? Kaip jis Rusijai buvo suvokiamas, lokalios tos Rusijos dalies, tos milžiniškos baltosios, raudonosios, juodosios, ten kokios nori, vienas iš tokių lokalių, gražių, egzotiškų, bet to pačiu Rusijos įvairovę atskleidžiančių, tai vat, o mums tokios problemos nėra, kai jiem reikia suformuoti, kas jie tokie yra, tai mes ką matom labai keistą dalyką, tik tais demokratinėje, kad ir relatyviai demokratinė, bet kas dešiniakrantė, visa sociologija įrodė, nežinau kas dabar yra. Bet dešiniakrantė Ukrainoje žmonės turi visai kitokią savimonę, kurie buvo Lenkijos valdžioj. Nei jie rodos laisvi buvo, nei nieko, arba Austrijos valdžioje, ne, kur formuojasi ta nacionalinė tokia savimonė. O čia yra tas visas įdomumas, kad atsiranda labai specifiniai tokie. Sakau, mums nereikia išsivaduoti iš rusų ta prasme. Taip, Lietuvoje, reiškia, hegemoniška dominuojanti kultūra yra, bet vis tiek rusų kultūra, ne britai, reiškia, nieko mes iš jų taip neišmokome, ne taip kaip Indija, sakykim. O antras dalykas, nėra to tokio, mums sakau, atskirumas mūsų visada buvo aiškus, galbūt mums kitas atskirumas vėl, reiškia, su Lenkija, va čia tai yra jau įdomesnis klausimas. Ne? Aš pilnai sutinku, nes čia mano tokia asmeninė patirtis. Buvau pas savo draugę kaime, pas mus čia lenkiškam kaime. Ir aš paklausiau, aš Rusija, aš kalbėjau rusiškai, ne? Ir su lenkais ten, ne? Ir paskui aš paklausiau, sakau, o kas arčiau, ar rusai šitam kaime, ar lietuviai? Ir jie sako, tai aišku, kad lietuviai. Nors kaip po lenkų ir rusų yra slavų kalbos, o ten lietuvių yra atskira kalba, o jie sako, mums lietuviai yra artimesni. O rusai, tai čia iš vis, su rusais visada reikia atsargiai, o kas tai yra atsargiai? Reiškia, visada yra siena, visada yra... reikia būti atsargiam, čia negalima būti atviram. Ne? O su Lenku, tai aišku, kad su Lenku vis dėlto buvo daug gilesnis tas ryšys, daug ilgesnis ir aišku, kad kontroversiškas, bet vis tiek buvo. Bet tai negalime nuneigti, Lenkų kultūrinė hegemonija nebuvo išgalvota, tai iš tikrųjų buvo daug vakarietiškesnė, daug dinamiškesnė kultūra ir lietuviams teko savo modelį kurti labai nelengvom aplinkybėm ir kas pavyko. Dėl to mes... Aš norėčiau truputį kitą pusę pakreipti tą, ką jūs sakėte, ir tai, ką kalba ukrainiečiai, ir kas mums lietuviams svarbus. Todėl, kad jeigu žiūrėsi, aš kaip literatūrologija, tą pasaulinę literatūrą, kaip tokią bendrą erdvę, tai jinai yra labai inertiška. Ir ten iš tikrųjų mums patinka ar nepatinka, bet tos vadinamosios didelės, aš nevartosiu didžiosios, bet didelės kultūros dominuoja. Net, pavyzdžiui, vertimų teorija, į anglų kalbą ten, pavyzdžiui, Amerikoje yra iš viso 3%, man atrodo, vertimų iš kitų kalbų, bet čia viskas, įskaitant moterų savipagalbos knygas, jiems tiesiog neįdomu. Ir yra inercija, pavyzdžiui, kur rusų literatūra išeis. Įeiti mažesnei literatūrai reikia milžiniškų pastangų. Šitą mes žinom ir kai dalyvavom konferencijose, kai tu kalbėjai apie savo literatūrą, tu turi ten suktis ant galvos stovėti, kad tavim kažkas susidomės. Ir labai yra paradoksalu, kad dažnai visokios geopolitinės perturbacijos tampa palankios kažkiek susidomėti, kaip dabar yra ukrainiečiai. Aš jums pasakysiu vieną pavyzdį. Iš savo biografijos aš dalyvavau tokia vadinamąją klasteryje. Tai buvo straipsnių rinkinys apie sovietmetį. Mūsų ten buvo iš įvairių šalių, nuo Rusijos iki Ukrainos. Ir labai gerą žurnalą, net aukštai kotiruojama. Atmetė vienintelį straipsnį, kurį klasterio mūsų tos grupės vadovas laikė labai geru, jis buvo ukrainietis. Priežastis buvo ne straipsnio kokybė, per daug tos Ukrainos. Tai buvo iki karo. Ir prasidėjo karas, mūsų numeris vėlavo, nes tada jau jie padarė specialų numerį Ukrainą. Tai va tokie žaidimai vyksta ir tada ta literatūra įsiterpia ir tai Bet vėlgi čia labai logiška, nes knygų leidybos rinka yra tokia. Taip. Ir viskas paprasta. Ir kaip tam, kad tu išleistum kažkokios menkos, būtent nekokybinės, o
menkos šalies, nedidelės, Nedidelė neįtakingos šalies. jo literatūros kūrinį, tai tu neprasimuši į didžiąją leidyklą, nes ten kalbama apie milijonus, ten visą kitą. Aš atsimenu, kaip pačiam teko dirbti Frankfurte, prieiti prie knygų mugėje, prieiti prie leidyklos atstovo tiesiog. Reikia užsirašyti prieš kelis mėnesius. Ir tai yra visiškai suprantama, jie sėdi ten kaip ministrai. Ir vieną kartą turėjau rimtą reikalą, tai tiesiog įžūliai priėjau, padariau kortelę, man sako, reikia 3 minučių. Nu gerai, tai žiūrėk. Tai aišku, biškai kita šitą, bet atvirkščiai sako. Žiūrėkit, čia aš turiu tą jūsų raštą. Ar jūs suprantate, kad mums jį atsakyti brangiau kainuos, negu mes uždirbsime iš jūsų pasiūlymo? Tai sako, gal dabar gali. Gerai, tai jūs ten darykite, ką sugalvojate. Bet tai visiškai rimtai, nes kitas visai. Bet tai nereiškia, kad mes neturim daryti taip, kaip Ne, darom. tai be abejo. Tik sakau, kad reikia tiesiog drąsiai kalbėti. nėra ko skaudintis, čia niekas nesiskaudina, tik šiaip reikia to jo, Bet reikia to įžūlumo ir sakyti, ne, mes turim irgi savo literatūrą. Ir kartais mums Bet žiūrėkit, o tai rusų literatūra yra verčiama? Aš turiu omeny ne klasikinę literatūrą, bet turėdama tavo didžiosios literatūros statusą, ar ne, nu, bet ir Europoje turėdama, ar tai atveria kelią ir dabartiniams rašytojams būti verčiamiems, leidžiamiems ir skaitomiems? Aš žinau, kad nelabai žinau situacijų, žinau, kad kūrėsi jau paralelinė erdvė emigracijų, yra tokia didžiulė emigracija, kaip jūs sakėt, visas elitas emigravo, kultūrinis elitas ir dabar sako, mūsų tėvynė yra kalba. Ir jie... Bet vėl, matai, atsiranda ryšiai tada, vėl susijungia. Ir, yra toks Šiškinas, pamiršau vardą, kad rašytas Šveicarijoje gyvenantis, tai jis yra išverstas į vokiečių kalbą. Labai geras rašytas. Daugybę metų gyvena. Jis rašo rusiškai, taip, jie rašo dar rusiškai visi, arba koks nors Sorokinas, kuris yra vienas didžiausių dekonstruktorių. Bet tai pataikė labai į madą. Ne, jisai, žinau, kad kai Frankfurto mugėje Rusija buvo viešne ir Sorokinoje buvo kažkuri ta distopija išėjusi, tai oi kaip jį puolė. Ir ne rusai patys, bet ir vakariečiai. Tai kai jie į vokiečiai, tai aš atsimenu puikiai tą, nes jie ėjo po Lietuvos. Tada iš karto ir visi tikėno, kad nuo mūsų beje visiškai tai nukopijavo daug ką. Tai dabar pažiūrėkit Zviagincevo fenomenas. Aš kaip tik dabar pažiūrėjau filmus, tai yra puikus režisierius, kuris man labiau Tarkovskį patinka, kuris irgi biškį tuos dvasingumus spekuliavo. Labai smarkiai ir aš buvau sukrėsta. Šitą nemačiau, bet Leviatano užtenka, kad matytum. Bet mes žinom, kad ir patys rusai, kurie išvyko ten ir dabar gyvena kur nors, jiegi kūrė savo ir leidybos darbus ir taip toliau. Paralelis kitas pasaulis. Todėl, kad yra didelė bendruomenė. Pavyzdžiui, lietuvių diaspora, kai buvo po Antrojo pasaulinio karo po okupacijos, mūsų pasitraukė, kiek žinau, tos lietuvių rašytojų draugijos, nepriklausomos Lietuvos, aš dabar nepasakysiu procentų, bet tai buvo daugiau negu pusė, 70–80%. Tai pažiūrėk, koks buvo kultūrinis gyvenimas. Bet Rusų labai didelė geografija. O Rusijų didelė geografija. Paskaičiau tas pats Buikovas, ne, kuris dabar čia... Tai kaip kokia kino žvaigždė, reiškia, šį mėnesį jisai vis apvažiuoja Europą, kiekvieną dieną vis kitoje, čia Vilniuje, buvo jau bus kada čia, kiekvieną dieną vis kitoje sostinėje. Vilnius, Varšuva, Praha, ten Paryžius ir taip toliau. Kitas dalykas, kad jie rado labai patrauklų formatą kalbėti apie literatūrą. Čia ne tik Mykolas, bet yra toks, aš sakau, yra toks Armenij Fiodor, čia mano svajonė. Kadangi aš moku rusiškai, tai paklausau, jis kalba apie pasaulinę literatūrą. Jis pusiau armenas, pusiau rusas, irgi aš antiputinistas, gyvenantis Varšuvoje, bet irgi gastroliuoja. Bet kas paklausytų jo laidų, tai yra... Čia lietuviams dar reiktų išmokti, kaip apie pasaulinę literatūrą įveda. Nuo Gilgamešo iki Hemingvėjaus vertimų ir nepaprastai patraukliai. Ačiū labai, kad atvėrėte šitą ne Rusijos federacijos rusų kultūros. Kitas jau pasaulis. Kaip matot, mes būdami Lietuvai vis dar šito pasimokom. Bet jie kas yra, jie nepretenduoja, kad jie yra Puškino įpėdiniai. Jie tiesiog
jie nori būti Europos žmonėmis, kurie kalba ir rašo rusiškai. Bet pavyzdžiui, menininkai Londone savo centrą, kurį ten atidarė, išvykę pavadino Pushkin House. Jie nieko panašaus nedaro, kas Pushkin House yra Maskvoje. Bet tai jie nieko panašaus Puškiną nepažino. Tai, o kodėlgi? Tai yra jų tapatybės. Mes irgi spekuliuojame Milošo vardu ir Mickevičius. Mickevičius gal daugiau baltarusis negu lietuvis, bet vis tiek, reiškia, ir čia normalu, bet čia nereiškia, kad jie savai tapatina su ta imperinė Rusija, tai putiniška carinė. Nes bent aš sakau, kiek aš matau, jie vis tiek save mato jau kaip žmonės, kurie dalyvauja, sakykime, tokiam, jeigu, kaip turbūt juokai sakant, Europos kultūriniam versle vis dėlto. Aš norėčiau pabaigai, nes jau gerą valandą mes čia labai įdomiai šnekamės, pabaigai grįžinti mus prie Puškino šiek tiek ir užduoti klausimų, kurį gauna visi Markučių dvaro darbuotojai darbo pokalbio metu čia besidarbindami. Klausimas šitas yra, ką daryti su Puškino paminklu, kuris stovi Markučių dvare. Ką jūs darytumėte? Jūs jį nuimtumėte, paliktumėte, dar kažką darytumėte, nekreiptumėte dėmesio. Ir iš karto turiu klausimą, kuris šitą klausimą seka, nes tikriausiai ir patys matėte, kad įvairios reakcijos, net ir šitą mūsų diskusiją socialiniuose tinkluose buvo rodomas. Net ir tiesiog kalbėtis šitomis temomis sukelia pasipiktinimą daliai žmonių didelį. Ir tas klausimas, kuris mano pirmą klausimą sekantis, yra apie tai, kalbant apie rusų kultūrą Lietuvoje, kuri yra dalis ir Lietuvos piliečių, Lietuvoje gyvenančių. Man atrodo, čia yra labai svarbi dalis. Ar tikrai tie paminklai yra problemos, apie kurias reikėtų kalbėtis, apie problemas kalbant? Tai va, prašau, atsakykite. Visai sakydavo, kad reikia galvas keisti, ne paminklus. Jeigu būtų mano valia, galvas keisti jo. Bet ne tas galvas, jo. Jūs nekeistumėte? Iš viso aš įveščiau moratoriumą ir paminklų statymą, nes paminklų statymas taip pat kelia milžiniškas aistras Lietuvoje ir statymui, ir net nežinau, grovimui. Galima galbūt, aš iš tų, kurios kažkaip apie juos reikia kalbėtis, kelti klausimus, galbūt kaip čia pasakyti, perinterpretuoti kažkaip. Kitas dalykas, kaip perinterpretuoti kažkaip. O kodėl ir statyti nenorėtumėte? Kad blogi labai. Kad blogi paminklai. Neišeina čia. Jo, labai gerai, labai gadina erdves. Jo, tiesiog sakykime, kaip yra. Nėra Lietuvoje žmogaus skulptorius, kuris padarytų tikrai gerą skulptūrą. Ir dėl paminklų, aš jau dabar... Jeigu Britai turi ten... Ne, bet aš turiu galvoje, Lietuvoje ir paminklų objekto pasirinkimas irgi sukelia, ar tai būtų Smetona ir Marcinkevičius. Ai, tai nesvarbu, tegu ne Lepaltinė, ne tos... Buvo dėl Salomėjos Nėries šitą pavyzdį. Taip, vis dar yra. Man atrodo, dėl Puškino mažesnės aistros verda negu Salomėjos Nėries. Irgi, o kas tos aistras virina? Iš tikrųjų yra nedidelės grupės žmonių, kurie, kai kurie gal priima emociškai, kai kurie priima tai kaip tam tikrą peną. Vieni, pavyzdžiui, dabar šiandien Pride, ne, reiškia LGBT ten demonstracija. Tai ką jūs manot, kad tie, kas čia labiausiai protestuoja prieš tokius dalykus ir gąsdinasi, ar jiem tai tikrai rūpi? Ne, bet yra gera proga formuoti savo, kaip sakyti, tapatybę tam tikrą. Bet čia yra toks visuomenės įstrinimas, o aistros yra tokios, kurios užverda ir vieną kitą gimdo. Idėja yra labai suprantama, yra labai paprasta. Man atrodo, kad ir žmonės todėl ir eina iš karto, kad mes tokie, mes prieš. Ir tipo herojai. Ir dabar žiūrėkit, kas iš tikrųjų esminis dalykas, man atrodo, šitą, kad mes čia apskritai svarstom šito vargšo, reiškia, nežinau, aš dėl jo meninės vertės neturiu nuomonės, tai, bet čia kažkur, kurio nieks nežino, nei kam įdomu to biusto. Bet jeigu jį nugriautų... Atsiprašau, tas biustas buvo pastatytas dar Vilno laikais
ir šitos miestiečių lėšoms. Tai kad ne, man atrodo, jisai buvo pastatytas po karo. Jis stovėjo dabar, kur yra šitas Bernardinų sodai, aš nežinau, kodėl iš ten ištrauktas jis. Ne, tai jis ne Bernardinų, ponia, jisai stovėjo prie katedros, bet nesvarbu, gal dabar čia atskira tema. Čia yra sena 1824 metų šitą nuotraukėlę mažą, kur jis stovėjo ten. Pana, žinokite, tą biustą išsivežė Rusijos imperija. Čia yra kitas. Čia yra kitas biustas, Bet čia kitas, man atrodo, klausimas svarbus yra ne kas kada ką pastatė, klausimas apskritai, kad mes tą daiktą pastebime, rodo dalies žmonių labai silpną tapatybės jausmą. Jūs turite omeny tuos, kurie piktinasi, lietuvius, kurie piktinasi, kad iš čia stovi? Taip, iš tikrųjų, kurie nepiktina, tai piktintis gali ko nori, bet kad kuriems atrodo tai labai reikšminga, kurie mano, kad kažkas pasikeis, mes turime iš tikrųjų problemas. Bet aš norėčiau. Reiškia, moksleiviai rusiškose mokyklose yra diskriminuojami, nes negali išmokti lietuviškai. Ir Lietuvos valdžia per šitiek metų niekad nepadarė, kad jie galėtų baigę, būtų lygiaverčiai žmonės su visais kitais. Ir tai yra faktas, reiškia, kurio negali nuneigti. Viena iš tų didžiųjų problemų, jeigu taip kalbant, ar ne? Kad tie žmonės galėtų lietuviškai išmokti. Ką valdžia padarė? Nieko. Ir tas reiškia drama, kad kažkokie uzbekai čia atvažiavę neišmoks lietuviškai, nors jie vis tiek išvažiuos anksčiau ir vėliau. O to tarpu, kad mūsų piliečiams nesudarom sąlygų išmokti lietuviškai. Tai va vienas iš tokių paprastų dalykų, ar ne? Labai geras Rusų dramos teatras, kodėl? Irgi politinis sprendimas. Ne politinis, čia toksai irgi aš, ponia, Aktoriam net nemalonu. Tai va nenoriu aš kalbėti, nes, žinote, meno pasaulis yra sudėtingas. Jūs profesionalai, tiesiog įdomu. Nežinau, aš tenais, kiek aš suprantu, vieniem tai buvo naudinga, kitiem nenaudinga, ten gal kažkas tikėjosi pastato negavo. Čia vėl visi šitie dalykai yra labai susiję su visokiais interesais, bet man atrodo, kad būtent svarbus kitas klausimas. Iš tikrųjų, ar mes, kaip sakyti vėl, reiškia tas pats, ar mes norime ko? Jeigu norime, kad Lietuva būtų, kaip čia pasakyti, atvira ir tokia, neputiniški Lietuvos rusai, tai kur yra tie informacijos šaltiniai, kuriuos Lietuva remia? Čia labai paprastas dalykas. Kažkada gerai, tai buvo drama, mes neturėjome žmonių, ten viso kito. Dabar pilna net Lietuvoje aukščiausios kvalifikacijos rusų intelektualų, žurnalistų ir taip toliau. Tegu kalba, jeigu jau mums atrodo tokia politika, bet mes apskritai neturim tautinės politikos jokios. Yra visiškai atsitiktinė. Ir čia yra problema. Puškinas tegu stovi, nestovi. Sako, aš nematau čia iš vis jokio, tai nėra nuėmus, pasakysiu šitaip, nuėmus bet kokį čia Puškiną, niekas nepasikeistų. Svarbiausia, kas reiškia... Švietimo darbuotojai. Kad žinot kaip, pasikeis dėl to, kad atsiras dar daugiau aistrų. Ne, tai aistrų atsiras, bet aš noriu pasakyti, iš esmės nepasikeistų, nei palikus, nei nuėmus užmirštų visi labai greit ir kas nuo to, ką geriau būtų, nebūtų. Ne, bet yra žmonės, kurie atsimena, aš turbūt nesuklysiu pasakiusi, kad atsimena Lietuvos ir pirmiausia Vilniaus rusai ir atsimena šviesiai šitą perstatymą, beje, nuo katedros aikštės. Ne, kad čia atkėlė, tai čia gerai viskas, bet klausimas kitas, dabar įsivaizduokime, reiškia, pastovėjo 30 nepriklausomos Lietuvos metų ir staiga paaiškėjo, kad čia kažkas ne taip. Tai reikia galvoti, ką mes taip jau buvom tokie visiškai durni ir nekreipėm dėmesio, staiga. O kas čia karas prasidėjo, ne, tai karas pasibaigs. Ir kitas dalykas, ką mes darom su aktualia Rusijos kultūra, man teko, pavyzdžiui, kalbėti su muzikais, kurie iš tikrųjų turi pakankamą, kaip sakai, galios svertus, formuoti kultūrą ir visiškai neantirusiškai sako, tiesiog dabar mes suspenduojam rusų muziką. Bus taika ir grįšime prie jos, mes jos nenorim panaikinti, bet čia privačiai kalbam. Ir net neketinam. Bet šiuo metu mes suspenduojam, nes tai tiesiog nepadoru. Va tai viskas.
Bet tai yra aktualus ir konkretus sprendimas, bet nepanaikinti, neuždrausti, šiandien mes atsisakome, šito nedarome, va tai viskas. Nu, iš tikrųjų, keistai atrodo, kai Laskalo reiškia staiga koncertų sezoną, karas tik Ukrainai prasidėjęs, Bučia žudynės, o pradedamas spragtuku, ar ko jie ten pradėjo. Nu tai, toks... Nu jo, bet vis tiek, nu žinote, ponia, yra va toks dalykas. Prie ko Egiptas senasis, Egiptas prie dabartinių šito arabų, kurie ten... Nu jie mano, va čia... Čia va taip, ne, tas pats... Skirtumas jam didesnis gal dabar. Bet aš norėčiau... Galima, bet prie Puškino. Galima, bet aš noriu dar vieną pastabą įterpti, nes man atrodo, kad tai yra svarbu atskirti du dalykus, apie ką šiek tiek bandžiau kalbėti. Tai yra Rusijos federacija, ar ne, ir rusiška kultūra Rusijos imperijoje ar Sovietų sąjungoje, kur ta Rusijos kultūra yra vienas dalykas. Kitas dalykas, man atrodo, ir čia šitoj vietoj klausimas užtrus pasidaro. Kitas dalykas yra Lietuvoje gyvenantis Lietuvos rusai. Galima netgi siaurinti būtų Lietuvoje gyvenantis Lietuvos rusai, kurie yra ir lietuviai, nes jie yra lojalūs Lietuvos. Ne, Lietuvos piliečiai pradėkime nuo to. Čia yra jų akimis, jų tėvynė ir jie nori čia būti. Ir suspenduojant, man labai svarbus čia atsakymas šitoj vietoj, rusų kultūra kaip tokia, ar nepasidaro taip, kad mes dalį savo piliečių paliekame ir su siauresne kultūrinė raiška, ir be turinio, kurį būtų galima vartoti. Gal dalis tų piliečių stebint atrodo, kad ir patys tam pritarė, supranta, kad tai būtų teisinga. Bet aš sakau, suspendavimas yra... Eina kova su rusų kalba. Kodėl? Aš noriu skaityti angliškai, rusiškai, žydiškai, lenkiškai ir taip toliau. Kokia rusų kalba, kokia kova? Ne kova, yra paprastas dalykas. O jūs jaučiate... Ir jeigu kažkas, tu putinistė. Taip, aš putinistė, o ką aš galiu kitaip pasakyti? Ne, nu taip, nu aš Lietuvos pilietis, eina kova su kalba. O kur jūs ją matėt, pasakykit man kokį pavyzdį. Visur. Tai pasakykit pavyzdį vieną. Ar iš privačios sferos jūs niekas gyvena? Visur. Žiūrėkit, man lengva. Ne, bet visur tas pats, kas niekur. Aš girdžiu, ką jūs sakote. Ir labai svarbu tai, ką jūs sakote. Bet jeigu jūs įvardintumėte konkrečiau, mums būtų lengviau išgirsti. Mano vaikai sako, aš nenoriu, kad aš turiu anūką, aš nenoriu, kad anūkas kalbėtų rusiškai. Aš sakau, kodėl? Kodėl? Tai čia jau jūsų vaikų problema turbūt. Taip, kadangi jeigu jie lietuvių mokykla, lietuvių universitetas, Lietuva diktuoja šitą dalyką. Tai mes ir ieškom sprendimą. Žiūrėkit, sprendimas aš noriu, kad anūkas kalbėtų 3-4 kalbom. Žiūrėkit, kodėl jūs nenorite pirmiausia paprastų dalykų? Angliškai, lietuviškai. Tai va, tai jeigu anūkas... Jeigu anglų multikai eina, o rusų negalima, pagadį pažiūrėti, tai ką ne čia reikia. Bet tai galima, kai internetas. LRT neprivalo rodyti. Ne, bet žiūrėkite, bet taigi šiais laikais jūs galite pasižiūrėti visiškai viską. Tak aš sakau, mes galim diskutuoti, bet kas iš to? Eina kova su kalba. Ne. Bet atrodo, kad šita kova jūsų šeimos Žiūrėkit, čia įdomi. Su šeimoje kova yra turbūt. Aš turiu išsilavinimą, aš kalbu 4 kalbom, man nesvarbu. Bet esmė tame, kad eina, kad ne su Puškinu. Tai žiūrėkit, kad jūsų vaikai nenori, kad jūsų anūkai kalbėtų rusiškai, čia viena problema. Aš manau, kad teisinga būtų, kad jie sakytų. Jiem į galvą įdėta. Blogai, leiskite pasakyti. Tai va, Putinas yra kitas dar dalykas, atskira tema. Bet klausimas... Leiskite užbaigti, sako. Žiūrėkit, jūs, matote, gerai, tai nėra prasmės. Matot, kaip jūs sukuriate... Čia norėjau žmogus paklausti. Ne, žiūrėkit, pabatikim dialogą, jūs pabaikit mintį iki galo, galbūt mes Man tiesiog įdomu, jūsų kaip profesionalai. Gerai, šiandien 26 metais, ane? Jūs kaip profesionalai, kaip tos srities, ką jūs galvojate? Apie ką, kuo mes didžiuojamės Lietuvoje po 20 metų? Apie kokius pavardės mes kalbėsim? Rusai apie Puškiną, ten Maironis ir taip toliau. O dabar nuliniai 30-ieji. Ką palieka Lietuvą mano anūkui? Kuo? Aš žinokit, šitą klausimą, aš labai atsiprašau, bet šitą klausimą, žinokit, aš vis dėlto neatsakytą paprašysiu palikti, nes čia nėra mūsų diskusijos ir pokalbio rėmuose. Nu, esmė ta pati. Ne, aš galiu pasakyti vieną dalyką. Jūsų anūkas, kaip sakėt, puikiai angliškai moka.
Ir dėl ko? Dėl to, kad Lietuvoje laisvė duoda. Man visiems čia sėdintiem. O čia esminis dalykas. Putino Rusijoje kokią kalbą nustatytų, tokią kalbą nukas ir mokytųsi. Aš galiu pasakyti, kad aš turiu kolegių, kurios savo CV rašo gimtosios kalbos rusų ir lietuvių. Vienas, bet iš mišrių šeimų. Ir turiu pavyzdžių savo studentų gimusių, kur abudu tėvai yra rusai, bet jų apsprendimas buvo leisti vaikus į lietuvišką mokyklą. Tai jų teisė. Jų teisė. Namuose jis yra absoliutus dvikalbis, kai kalba lietuviškai, nes namuose rusų kalba lieka. Tai čia šeimos reikalas. Namuose kalbama rusiškai, bet kadangi tėvai norėjo, kad integruotis, tai čia yra viešo ir privataus dalyko. Jo, bet čia mes tikrai nukrypstam labai plačiai, čia atskirta visai diskusija. Galiu pasakyti ir aš vieną žodį, neilgą tokį. Slavistikos katedroje. Ir čia yra Vilniaus universitetas ir mūsų yra studijų programa tokia yra rusų filologija ir yra dar viena programa rusistika, čia yra magistro programa, čia yra didelis, geras labai lygis ir yra studentų, deja. Šiemet buvo labai gera grupė, nes baigė šitie, dabar buvo gynimai, labai geros temos, buvo puikiai studentai, viskas, bet dabar mes neturėsime studentų ne dėl to, kad draudžiama įstoti į mūsų specialybę, bet dėl to, kad jie patys nesirenka tos kalbos. Čia yra vėlgi asmeninis pasirinkimas. Valstybė remia, universitetas remia, šeima remia. Lengva tas daro, ne tik viską remia, taigi sumažinti jo skaičiai. Taip. Žinau, kad dėl darbo vietų, tai man atrodo, kad šiandien tas rusų kalbos žinojimas vienas iš privalumų. Tai nesakyčiau, kad čia pas mus uždrausta rusų kalba. Tai mato, čia yra skirtingi dalykai. Yra klausimų, galime pereiti dalies, nes taip jūs jau turėjote užsiekti. Atsiprašau su klaidomis. Aš gimiau Lietuvoje, bet paskui buvau išvažiavus studijuoti į Leningradą, paskui Peterburgą, suomio kalba. Tai su klaidomis lietuviškai. Nieko tokio. Mano pusseserė turi irgi dvi kalbas vaikų, mergaitės. Jie lankė darželį, lietuvišką darželis, lietuviškos mokyklos, bet dvi kalbas rusiškai. Irgi kalba rusiškai, ir kalba angliškai, ir prancūziškai. Ir aš norėjau pasakyti, kad muzikantai, musicians, Latvijoje, pavyzdžiui, operos teatre yra rusų kompozitorių, operų ir baleto. Lietuvoje, Vilniuje, aš taip, udivylась, I was surprised, Forum Palans buvo Jevgenija Onegino opera gegužės pradžioje ir labai iš Metropolitan operos. Ir čia taip gerai, taip gražu buvo ir net keletą mes pakazėm. Tai va, labai gerai. Aš was surprised, потому что Čaikovskij, net gerai, operos teatre bus, dabar nėra, aišku, geopolitiškai, sprendimai, politiškai, bet Forum Palas buvo su Asmik Grigorian, labai gerai. Ir apie paminklus aš norėčiau pasakyti, kad čiagi istorija. Ir taip, nuimt, statyt, o čia istorija. Ir kad galbūt, jeigu nenuimtų, pjeski, Puškino arba Salomėjos Nėries, tada reikia uždrausti mūsų dienos kaip šventės, kaip žydėjimas vyšnios. Atsiprašau. Va, jeigu nenuimtų, tai labai gerai, todėl kad mažiau būtų, ir šito žodžio aš lietuviškai nežinau, расчеловечивание, būtų mažiau. Būtų, nebūtų tokių pat. Tai va, Puškinas netrukdo, Salomėja Nėris, čiagi istorija. Ačiū už Ačiū Jums. Va, mano mama skaitė Ekspres Nedėlę ir pasako man, čia bus toks renginys, bet ačiū, kad
Bet šiaip tai jūs puikiai kalbat, jūs beveik sakot Bet pasiklaidom. aš nuo 30 metų nebuvau. Puikiai, Japonija irgi puikiai kalba. Nei akcentas, nei klaidos neturėtų būti tai, į ką turėtumėm kreipti dėmesį. Bet šiaip tai Dabar sugrįžtu. trupučiuką grįžtant prie to paminklo, tai man atrodo esminis klausimas iš tikrųjų, tai yra toksai beprasmiškai keliamas, kur nieko, sakau, tai neduos. Nei jo nuėmimas. Stovi ir kas dabar iš to, kad Putinas įlindo į Puškiną? Ne. Jeigu mes pradėsime taip rūpestingai, kas man nepatinka, aš esu dešiniųjų įsitikinimų žmogus politinių ir man nepatinka tai, kas vadinama cancel culture. Labai pavojingas dalykas. Nes šiandien mes nukabinsime Puškiną, kuris netokią eilėraštį parašė, iš tikrųjų bjaurų eilėraštį. Ir tais laikais, ar ne, sakom, Mickevičius tuo pačiu metu buvo jo draugas, paskui žinoma išsiskyrė jų keliai. Tai yra vienas dalykas, bet tada paieškosime lietuvio, kuris parašė irgi kokį nors eilėraštį, į kitą pusę tas bus nacistas. Aš atsiprašau, tik pasakysiu, kitas Putinas, Mykolaitis Putinas, yra parašęs pro nacistinio eilėraštį, tai ką dabar darysime? Bet kur skirtumas tarp cancel kultūros ir suspendavimo? Tai yra vienas dalykas, kai mes čia dabar paklausime, kaip kokio pranašo, čia yra daugiau žmonių. Atsiprašau tada, kad bet vienas dalykas yra labai esminis, tai sakau. Reikia žiūrėti, ar apskritai dabar kažkokia prasmė yra visame šitame. Puškinas yra, čia būsiu labai nepopuliarus, bet tai neišvengiamai per mūsų visą 19 amžiaus galo ir netgi 20 pradžios poezija yra mūsų tam tikras kultūros reiškinys. Ir nuo šito mes, kad ir kaip nemalonu, nepabėgsime. Aš kažkada esu sakęs, kad rusų kultūra Europos mastu laiko provinciale ir periferinė. Bet tuo tarpu regiono mastu dėja jinai buvo centrinė. Taip, jinai buvo hegemoniška, jinai buvo dominuojanti. Bet faktas yra tas, kad mes negalime ištrinti šitų dalykų, lygiai kaip sakau, kaip negalime ištrinti kitų klodų. Aš tarp kitko galėčiau tokią myslę užduoti visiems diskusijos pabaigą ir jums taip pat negi kalbėti, kaip jūs galvojate, kiek Lietuvos partizanų buvo slapyvardžiu Puškinas Lietuvos miškuose. Galima vis pagalvoti. Tai čia tas Puškinas, kur namų darbus padaro. Manau, kad ne taip. Kad netoli. Tai kiek? Taip, Mes žinom, sakoma. Taip. Kokie 10 tikrai buvo. Daugiau net, sakau. 30. Kiek? 30. Jūs arčiausiai esate, 27, apie kuriuos žinome. Tai dar nežinom, sakykim, tai galėtų būti. Tai va, jums vaizdas, reiškia, priklauso dabar. Taip. Tai va, čia yra esminis dalykas, man atrodo, sakau, kad iš tikrųjų labai daug yra tuščios spekulacijos, kurios tikslas yra kelti bangas vienoje kitoj pusėje, beje, nereikia užmiršti, kad intensyvūs tie irgi gynėjai, ten Salomėjos Nėries ar Puškino ar ko nors ten, irgi turi savo įskaičiavimus politinius tam tikrus. Ir tas būtent pasidaro labai toks, atvedai aklavietę iš tikrųjų. Jo, radikalizmas veda aklavietę. Geriausia būtų diskusija nenutylinti ir tamsiųjų pusių. Ir tiesiog nieks nebespėjo to Putino ar Puškino ar ko nori paminklo, jeigu mes... Ne, tai aš sakau, man taip juokas, kad Putinas yra įlindęs į Puškiną. Ir tai jo tiesa iš dalies. Bet ar mes atiduosime dabar tą Puškiną Putinui? Va čia klausimas. Čia labai svarbus klausimas. O auditorija, gal dar turite klausimų ar komentarų? Žinot, noriu pasakyti. Žinokit, jūs rankos nekeliat, aš ten ranką pirmiausia pamačiau. Man atrodo pas ponę? Меня зовут Любовь, я прошу прощения, я не могу пока по-литовски говорить. Я приехала сюда, здесь живу уже 4 года из России. Aš tik tai paklausiu, я только спрошу, ar visi supranta rusiškai? Gal kažkam reikia vertimo? Все понимают по-русски, перевод не... Чуть-чуть погромче, если можно.
Я просто напомню, да, что Пушкин написал, что он памятник себе воздвигнет рукотворный, поэтому, мне кажется, будет ему памятник стоять, не будет, вообще абсолютно не важно. И я хотела бы поблагодарить, потому что мне, конечно, было очень интересно, вот взгляд изнутри, да, на Пушкина, потому что для меня он не является чем-то там, да, имперским, он для меня писатель, что-то мне нравится, что-то нет. Я абсолютно согласна с тем, что вне русского языка, наверное, понять Пушкина невозможно, как и многих других писателей, упомянутого здесь Сорокина, упомянутого здесь Быкова. То есть масса других писателей, которых тоже, я имею в виду мировых, надо читать в оригинале. И хотела бы спросить, а что для вас Пушкин и что для вас все-таки русская литература? Пушкин или какие-то другие pисатели? Spasiba. Tai aš iš dalies jau sakiau, kad aš nekancelinau rusų kultūros ir skaitau. Aš esu iš tos kartos, kuriai universitete buvo dėstomas platus rusų literatūros kursas. Ir tai yra labai gerai. Kitas dalykas, kad tai buvo nuostolis kitų literatūrų. Nebuvo ta lygybė, tai aš tą literatūrą gerai žinau. Ir aš matau, kokią dabartinė rusų literatūra turi refleksijos ir kritikos galią. Ir savo kultūros savirefleksijos. Ir aš paminėjau tos autorius, kuriuos dabar perskaičiau, kurie turėjo net pranešišką galią, matydami rusų visuomenės problemas. Aš tai, kadangi gimęs Klaipėdoje, 5 klasės ten baigiau, tai aišku, rusiškai mokėjau tikrai jau gerai, paskui persikėliau į Kauną. Kadangi mėgau skaityti knygas, o skaityti nebuvo labai daug ko sovietų metais, tai aš perskaičiau, taip jau paauglystėje, per pirmą antrą kursą universiteto, faktiškai visą klasikinę rusų literatūrą. Už tai aš čia taip kartais gal labai atrodo įžūliai drąsiai kalbu, bet aš net Kupriną skaičiau. Ir aš skaičiau. Jo, bet tai va net. Tai va, ir ką galiu pasakyti? Net Oblomova. Tai čia Oblomas privalomas buvo universitete. Bet šiaip tai, kągi, tai už tai aš galiu taip į ją žiūrėti. Neturiu aš kažkokio sentimentalaus sąlyčio, bet, pavyzdžiui, sakau, aš perskaičiau iš 10 Puškino tomų kokius 3 ištisai visą poeziją, o ten laiškų ir taip toliau pasirinktinai. Tai be didelio sentimento, bet sakau, Puškinas yra rusų kalbos dievas. Taip, tai aš tą galiu sakyti, kadangi o šiaip, tai, kaip man, rusų literatūra nėra pati svarbiausia ir gražiausia, tiesą sakant. Kuo labiau senstu, tuo man svarbesni teismuškietininkai atrodo. Aš esu dar ir poezijos tyrinėtoja, tai aš džiaugiuosi, kad aš moku rusiškai ir galiu originalų kalbą skaityti, pavyzdžiui, Mandelštamą, kuris yra man vienas didžiausių poezijų. Taip, bet tai net lietuvių poezija nuostabi, kai lietuvių skaityti. Čia, ta prasme, poezija čia iš viso reikia truputį padėti šoną, nes dažniausiai... Su kalba suaugusi visi. Taip, tai vis tiek negali net tokie intelektualistiniai kaip Rilkė, vis tiek vokiškai vienas dalykas, o išverstas kitas dalykas, tai va čia. Jelena, o jums? Tikrai labai įdomu išgirsti būtų jūsų... Puškinas, matot, Puškinas nuo vaikystės. Сказка о рыбаке и рыбке и taip toliau, сказка об балде и работнике его балде. Jūs trauktumėte penketuką savo? Matot, tu gyveni su juo, kažkaip, jis, ne tai, kad, tipo, kiekvieną dieną aš turiu pradėti nuo to, kad turiu paskaityti vieną posmą. Ne. Jis tiesiog gyvena ir labai dažnai cituojamas yra, ta prasme, tu nesuvoki, bet tu tikrai citatom iš jo kūrinių kažkaip gali laisvai žongliuoti, sakyti ir tu žinai, kad tave supras ir žinai, kas bus prieš, kas buvo prieš, kas bus po šitos eilutės. Kažkaip taip, kaip, tiesiog toks normalus gyvenimo būdas su Puškinu, sakyčiau. Buvo klausimas vertėjos, man atrodo, ar ne? Čia aš keliau ranką. Bet dar pas buvo 3 rankos jūsų grupelėje. Dar va štai už.
Čia už. Ne, tam buvo ketvirtadienį. Taip, prašau. Aš norėjau, atsiprašau, aš pavėlavau, aš negirdėjau jūsų visą tą diskusiją, todėl kad ten nukrito ant šaligatvio nukrito šitas ąžuolas ir aš negalėjau pravažiuoti. Dabar aš nežinau, kaip aš dabar atgal pažiūrėsiu. Vienas dalykas. Reikia skambinti. Bet aš norėjau grįžti prie kultūros. Kad Puškinas čia, taip sakant, toks regioninis, man atrodo, kad jis išverstas, kiek ten kalbų, jis dabar, ten sakoma, kad ten kažkaip virš 50 kalbų išverstas. Vienas dalykas. O dabar pasakykit, dabar vasario mėnesį pas mus buvo knygos mugė. Nors vienas vertimas, nors vienas leidykla viena išleido kokį nors Puškiną lietuvių kalbos. Kad būtų geras vertimas, ne taip, kaip sakant, Bet gal jau yra šitas tas intelektas išverčia, kad neįmanoma skaityti, o kad būtų geras toks meninis vertimas. Tai kolegė skaitė, Puškiną labai sunku versti. Sunku labai Puškiną versti lietuvių kalbą. Į kitas kalbas. Kodėl aš galiu pasakyti nesunku? Jeigu jūs muzikantas, tai jūs galite pasakyti, kad mūsų lietuvių kalbos ir tų rusų yra labai tas ritmas, vienas primena, aišku, ten tas difragmas, kaip tie vadinasi, tie visi jam ir taip toliau, bet išversti vis tiek galima. Jeigu yra noras, galima. Aišku, reikia padirbėti, ne taip, kad vienas Tada jūs nepažinsit Puškiną. Taip. Kartais rusų poezija, lietuvių kalba nepažįsti visiškai. Yra vienas kitas, bet irgi blogi. Maironis tai atrodo visiškai juokingas ir rusų kalba išverstas. O šiaip tai aš dar vieną dalyką turiu pasakyti, kas paprastai labai nemaloniai skamba. Pirma, neužmirškime, kad dabar iš tikrųjų vyksta karas su Rusija ir rusai atvirai sako, kad Lietuva jos priešė. Mes to nedarome nieko, bet tai klausykime, ką kalba. Paklausykite to paties Lukašenkos. Bet kitas dalykas, net ir kai bus taika. Žinokite, poezijos leidyklos neleidžia savo malonumui. Tai yra siaubingai nuostolinga. Reiškia, turi būti. Taip, kai bus normalūs santykiai su Rusija, kai Rusijos kultūros institutai bus nešnipinėjimo lizdai, o iš tikrųjų kultūros institutai, kaip prancūzai, va dabar Oskaro Milašiaus jubiliejus, ar ne? Prancūzai davė didelius pinigus, kad iš tikrųjų žmogų, kuris laikė save lietuviu, bet rašė prancūziškai, mes išleistumėm jo pilnus raštus. Nes nieks negali, čia yra rinkos visuomenė, čia nėra taip, kad įsakysi ir išleis, net Rusija iš to nebėra. Kai bus normalūs santykiai su Rusija, Rusija paskelbs konkursą Puškinui versti, tai tikrai galbūt atsiras tas. Jūs žinokit, aš esu vertęs poeziją, žinote, kiek ten darbo reikia, kad vieną eilėraštį išverstum. Kas už tai sumokės, tai paprasti dalykai čia. Aš galiu dar, buvo pas mus tokia Puškino draugija, jūs gal žinote, ne? Buvo Sideravičius Rimantas. Amžinatilsį. Taip, ir jis daug padarė, būtent Puškino vardo populiarinimui čia Lietuvoje, ir pats ir tyrinėtojas buvo labai geras, ir visa ką. Tai jo buvo viena iš, ir čia buvo prieš, sakykime, prieš 10 metų, ne 15. Tai vienas iš jo rūpesčių buvo tikrai, kad nėra Lietuvoje vertėjų iš rusų į lietuvių Puškino vertėjų. Tai čia buvo prieš 10 metų, prieš 15 metų, nežinau, aš prisimenu, kad kaip jis silvartavo dėl to. Žiūrėkit, aš pasakysiu paprastą, atsiprašau, kad įsikišau, bet negaliu susilaikyti, nes čia paprastą dalyką pasakysiu. Lietuvoje gal, aš žinau, 4 ar 5 poetus, kurie apskritai moka eiliuoti. Pradėkim nuo šito. Tomas Venclova rašo, Jonynas rašo, dabar Manto Toločka sueiliuoja irgi. Nemoka. Čia yra klasikinė eiliavimo, tai viskas, nebėra žmonių. Paprasčiausiai Šekspyras, kaip atrodo. Ne, čia yra, čia jau visai kita tema, negu aš suprantu, kad jūsų mintis gal buvo kiek kita, bet jeigu kalbam nuoširdžiai ir tiesai, tai lygiai taip pat, kas Giotė, Jonynas išvaizda.
Nes Churginas ten kiek suprato, kiek nesuprato, išvertė Joninas vienintelis iš senesnės kartos, kuris moka vokiškai ir gali sueiliuoti. O dar, kad mokėtų rusiškai taip, kaip verta Puškino. Nu va, yra kai kurios problemos, kurių tikrai neišeina. Tai čia jau yra dar kiti dalykai. Mes turėjom klausimą dar vieną sakyti. Aš ne klausimą, aš tiesiog noriu pasakyti, kad Putinas kada nors dings iš šito pasaulio, taip sakant, bet rusai, kaimynai, niekur iš mūsų nedings. Ir jau suprast vis dėlto tą literatūrą turi būti žinoma. Noriu pasakyti, kad mano mama baigusi čia Vilniuje Vytauto Didžiojo gimnaziją, rusų literatūrą, kaip sakant, pamėgo būdama Ukrainė. Iš ponios Ladvienės, kuri pasakė, kad vis tiek mes turim ką literatūrą žinoti. Tai mes visas literatūras kaip maža tauta turim žinoti, čia yra kitas klausimas. Bet bijau, kad vėl pasaulis bus kitoks. Jeigu galite. Pasaulis iš vis skaitys. Pabaigti tą klausimą. Tai o šitą viskas sueina į bendrą kultūrinį sluoksnį. Mūsų vaikai, mūsų anūkai niekada neturės gerą santykių su Rusija, jeigu nežinos tų, taip sakant. Kodėl Ševčenka yra pas mus? Miela ponė, mūsų anūkai tikrai turės geresnį santykį, kai Putinas po 1000 rusų kasdien nenužudys. Rusų pirmiausia. Po 1000 žūna. Vat nuo šito, ne, jūs išgirskit, ką sakau, nuo šito priklauso. Nuo tų kultūrinių sluoksnių, jeigu mes taip atsisakysim, reiškia, aha, fašistai ir rusai kaip tada pasakys, fašistai buvo blogi, reiškia, Šileris buvo. Tai dabar žiūrėkite, kol sakau, kiekvieną dieną žūna po 1000 rusų ir gal šiek tiek mažiau ukrainiečių, gal nekelkime to klausimo šitai. Nes mes turime daug skaudesnį dalyką, jums tas pats, kad, pavyzdžiui, man atrodo, rusai, ne aš turėjau kažkada draugų, ne aš ten tų draugų turiu ką, bet man vis tiek baisu pagalvoti, kad dėl tokios, aiškia, valdančiosios klasės sumanimo, toks kiekis rusų kiekvieną dieną yra nužudomas. Apie ukrainiečius aš jau net nekalbu, kur miestus nušluoja, žinote, kas yra. Tai šiandien kalbėti ten apie Šilerį ar ten apie fašistus, susilaikykim truputį, nes man atrodo, čia ne toj vietoje mes stovim dabar. Ne, aš sakau, kad jeigu rusai, pagalvokit, jeigu rusai kiekvieną dieną čia dabar atėjo. 227 ar 6 metai, kaip gimė Puškinas, a mes vis į dabartinių laikų. Bet žiūrėkit, mes jau apie tai kalbėjom, bet žiūrėkit, jeigu rusai ateitų čia dabar, tai jie lygiai Lietuvos rusų žudytų, lygiai taip pat jie nežiūrėtų, kas yra kas. Čia yra esminis dalykas. Tai kolega labai aiškiai sakė, neatiduokim Puškino Putinui. Tai čia yra pagrindinis dalykas. Jau šitam ramui Puškino vardą. Bet tai... O kam? Kad vaikai žinotų, kad tai buvo toks rašytojas. Bet žinote, šitam name... Matot, aš nemanau... Sukilėlis. Sukilėlis. Nu taip, kur aš čia tas skytojas slaugė mūsų. Ne šitam name. Ne šitam name, tai tada netiksliai rašo. Ne, netiksliai. Jūsų anotacijai, bet... Neatiduokim mūsų rusus, neatiduokim Putinui. Ne, aha. Kultūrą neatiduokim dabartiniai šitai. Jeigu galima šitą dalyką norėčiau. Reikia jį puoselėti čia, tą savo. Aš norėčiau kitą dalyką šitą vietą pasakyti. Man atrodo, buvo toks geras paminklas. Kam jis maišė? Man atrodo, kad yra svarbus dalykas, kurį labai reikėtų pasakyti kitą šitoj vietoj. Kad yra viena tokia labai pavojinga samprata ir jinai yra paskleista, jinai yra Rusijos paskleista ir tvirtinta stipriai. Tai yra kultūros ir politikos atsietumas ir kažkaip jos nesisieja. Mintis buvo tokia. Valstybės, kuri labai stipriai savo minkštąją galią naudoja, kuri kultūrą labai stipriai minkštąją galią naudoja. Ir tai, ką jūs kalbate, man atrodo šiek tiek pavojinga, žinoti. Nes jūs siūlote bendrauti kažkaip su kultūra, bet pamiršti, kas vyksta už tos kultūros iš tikrųjų. Man atrodo, kad negalima taip paprastai daryti judesį šitoj vietoj.
Aš jums tą pavyzdį šitą daviau Egiptą. Dabartinis Egiptas ir tas senasis Egiptas. Absoliučiai du skirtingi dalykai. Taip ir čia yra skirtingi dalykai. 19 amžius, 20 ir 21. Ne visai taip, aš galiu jums pasakyti kodėl. Nors čia nelabai gai su vienu žmogum diskutuoti. Aname Egipte gyveno visai ne tie egiptiečiai. Šiandien, o rusai yra tie patys. Rusijos tauta yra ta pati. Tai vienas dalykas. Kiek buvo šitas sužudyta Rusijos tos inteligentijos? Tai ką dabar mes galime padaryti? Tai va. Turi jau dabar genuose, turi tą baimę. Nu, sakau, kad kiek tauta sužlugdyta, man taip atrodo, aš nežinau, aš čia gyvenu, gal aš klystu, man atrodo, kad čia tikrai netika. Kai buvo, pavyzdžiui, kaip tas auksinis amžius, sidabrinis amžius, kai buvo tie poetai, visi tie žmonės. Drąsiai ir iš tikrųjų kultūrinė. Kultūra tai žlugdavo, aš dabar buvo open house šitas renginiuose. Aš tiek prisiklausiau tokio nesąmonio. Tai atsiprašau. Ir man atrodo laikas baigti diskusiją. Žmonės jau kažkaip. Jo, bet labai ačiū visiems, kad atėjote. Tikrai labai džiaugiamės, kad jūs atėjote čia. Ir temos jos vis tiek nebūna lengvos, negali tai būti tiesiog. Taip aktualu kalbėtis vis tiek, ne? Tiek skirtingų nuomonių, visi mes išeisime vėl su savo nuomonė, bet kalbėtis. Bet gal dar susitiksim ir pratesim. Prašau? Gal dar susitiksim ir pratesim toliau? Aš tai išlys mėgėja. Visko. Tai jau žinkite Markučius. Profesoriau, galėčiau užklausti. Buvo labai įdomu. Dar vienas klausimas. Bet paskutinis klausimas, jūs dar nieko neklausot. Vytautą Petkevičių, išleiskime tą. Kodėlčius, skaitykim. Anūkam, vaikam, kuo puikiausia, bet dabar uždraustas. Ko jį uždraustas? Kodėl uždraustas? Aš turiu. Nu taigi, kažkam uždraudė. Čia žinot, daugiausiai žmogus pasaulyje Lietuvoje gyvena. Ne, žinokit, jeigu kažkam nepatinka, nereiškia. Rusų kalba. Niekas nežino. Ne rusų, čia mūsų lietuvių. Niekas neuždraustas, bibliotekose galite rasti visus dar sovietinius klasikus. Sovietinis, kaip? Sovietinis, Ne, tai žinai, niekas nieko Mažvydo bibliotekai, pažiūrėkit katalogą. Liudiju, skaičiau Petkevičiaus apie meilę, duoną ar šautuvą ne taip seniai. Ne, žinokit, Kubilinsko, irgi niekas neuždraudė. Niekas nieko neuždraudė. Labai asmenybė. Uždraudė vienintelę knygą, Žinatės Ivanauskaitės. Raga, Aš tai, kad ten buvo oralinis seksas aprašytas, dabar jau nežinau. Ir labai ačiū Jums, kad atėjote ir kad klausėte, ir kad kalbate. Nes dabar Mažvydo biblioteka gauna rusiškų knygų. Mane žiūrėjo, kažką